Labą dieną, aš esu Lietuvos Respublikinės geografijos olimpiados laureatas. Šiame vaizdo įraše norėčiau padiskutuoti apie pusiaujo arba ekvatorinius miškus. Taigi, kas charakterizuoja šią juostą? Pagrindiniai dalykai, kuriuos reikia atsiminti, yra tai, kad ten yra įprasto sezoninio temperatūrų svyravimo arba tas svyravimas yra labai nedidelis. Taip yra dėl to, kad Saulė per daug nenukrypsta nuo pusiaujo metų eigoj, arba tiksliau birželio mėnesį būna ties aukščiausiai būna ties šiaurės atogrąža, o gruodžio mėnesį būna aukščiausiai ties pietų atogrąža ir nukrypsta nuo ekvatoriaus, nuo pusiaujo apie 23 laipsnius. Taigi tai yra gan nedaug ir todėl tas temperatūrų svyravimas nėra toks didelis. Dar reikia paminėti tai, kad kovo ir rugsėjo mėnesiais, kai yra lygiadieniai, tada Saulė būtent yra aukščiausiai virš pusiaujo, virš ekvatoriaus. Ir todėl ji kerta ekvatoriaus liniją du kart per metus ir todėl tas temperatūrų svyravimas yra labai nedidelis. Didesnis yra paros temperatūros svyravimas, nes naktį, kai nėra saulės, temperatūra krinta, dangus užsigiedrė ir ryte, kai saulė teka, temperatūra greitai kyla, pradeda garoti dėl to, kad temperatūra yra aukšta, kyla vandens garai ir po truputį jie virsta kamuoliniais debesiais ir apie 3 valandą dienos vidutiniškai ten prasideda liūtis. Arčiau vakaro jį baigėsi, tada dangus užsigiedrė, saulė leidžiasi ir ateina naktis. Ir toks dienos režimas kartojasi gan pastoviai kiekvieną dieną. Todėl pusiaujo klimato juosta yra labai didelis kritulių kiekis, metinis kritulių kiekis, nes liūtis vyksta labai dažnai ir praktiškai kiekvieną dieną. Reikia dar paminėti svarbiausias vietovės, kur auga drėgnieji pusiaujo miškai, tai Pietryčių Azija, Pietų Amerika ir Afrika. Taigi, drėgnieji pusiaujo miškai, būtent dėl to yra drėgnieji, nes ten kritulių iškrenta labai daug ir kiekvieną dieną, todėl ten yra labai gera terpė, labai gera atmosfera, labai geras klimatas, tiksliau pasakius, labai geras klimatas, kad augtų labai daug įvairių rūšių medžių, labai didelė gyvūnų įvairovė. Pusiaujo miškas skirstomas į ardus, tai yra skirtingus aukštus. Vieni augalai auga arčiau žemės, kiti auga praktiškai ant medžių, jie stebisi į saulę, todėl
drėgnasis drėgnieji pusiau miškai yra labai tankus ir žemės paviršių kartais netgi nepasiekia saulės spinduliai. Dirvožemiai daugiausiai yra iš aliuminio ir geležies, todėl yra tokie rudi, kartais net raudoni. Ir žemė yra gan nederlinga, dėl to, kad lietus išplauna maistingas medžiagas, o medžiai dar ir pasisavina jas ir kad augtų, kad žaliuotų tie miškai ir todėl net iškirtus tą mišką tos žemės yra gan nederlingos. Šiais laikais yra didelė problema, yra drėgnų pusiau miškų kirtimas, nes, kaip mes žinom, jie yra planetos plaučiai, nes mina labai daug deguonies ir todėl tas miškų kirtimas prisideda prie klimato kaitos. Drėgnieji pusiau miškai sudaro apie 10% visos sausumos ir labai svarbu, kad tas procentas, tos teritorijos nemažėtų. Kol kas tiek, iki kitų susitikimų. Ate.